Garbė Jėzui Kristui. Sveiki susirinkę visi tokį gražų rytą. Šiandieną bažnyčia turi gražią šventę. Minim palaimintą vyskupą Jurgį Matulaitį. Tad pasiklausykim skaitinio iš laiško Kolosiečiams. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš tapau jos tarnu, Dievo man duotų paskirimu, kad jums iki galo atskleisčiau Dievo žodį. tą slėpinį, kuris buvo paslėptas amžiams ir kartoms, o dabar yra apreikštas Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šio slėpinio garbės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse garbės viltis. Kiekvienas iš mūsų mes turim savo skirtą kelią gyvenime. Ir yra daug žmonių, kurie jo taip ir neatranda. Yra daug žmonių, kurie ieško visą gyvenimą, būna pasimetę. Bet kitiems žmonėms pasiseka. Galbūt ir mes galime įvardinti save, kurie esam tarp tų sėkmingųjų, kurie rado savo kelią gyvenime ir žinom, ko mes norim ir ko mes siekiam. Vieniem kelias gyvenime yra darbas, kitiem šeima. Bet visi mes einam tuo keliu kartu su Kristumi. Ir dar vieni, kaip aš galvoju, patys stipriausi ir labiausiai išrinktieji pasirenka tą kelią, kankinystės kelią, kuriuo eidami jie atiduoda visą save, be jokių išlygų. Atiduoda Dievui, atiduoda Jėzui, tam, kad galėtų būti su juo ne tik patys, bet ir mums padėti priartėti prie jo. Taip pat ir palaimintas vyskupas Jurgis Matulaitis buvo didis žmogus. Jo darbai dar ir šiandien yra garsiai apkalbinėjami ir aptarinėjami, ir tokių žmonių, jeigu būtų daugiau, tai aš manau, kad mūsų tikėjimas būtų daug stipresnis, mes turėtume daugiau iš ko pasimokyti. Ir palaimintas vyskupas Jurgis Matulaitis, turbūt ne vienas, kaip ir jisai, aš taip galvoju, darydamas tuos savo didžius darbus, skelbdamas tikėjimą, bandydamas įvairiuose bendruomenėse žmonių pasėti tikėjimo sėklą, turbūt ne vienas nesitiki, kad aš darau tai todėl, kad po mirties būčiau paskelbtas palaimintuoju. Visi tai daro iš širdies. Tai ir mes, jeigu darytume savo darbus iš širdies, ne todėl, kad aš dabar padarysiu gerą darbą, o po to man kas nors atsilygins. Tai manau, kad pasiektume daug geresnių rezultatų. Žinoma, tie rezultatai ir dabar yra puikus, bet iš tokių žmonių kaip Jurgis Matulaitis, manau, mums visiems reikėtų pasimokyti stiprybės, kantrybės ir darbo vardan to, tam, kuo aš tikiu, ko aš noriu ir nesiekiant atlygio ir nesitikint, kad man bus atlyginta ir mane minės po to visą gyvenimą kaip labai didelį žmogų. Palaimintam Jurgiui teko tiek kančių, kad net nebejojame, jog jis kaip Paulius savo kūnę papildė, ko trūko Kristaus vargams dėl jo kūno bažnyčios. Našlaitis, silpnos sveikatos, sergantis kaulų tuberkuliozė berniukas, uoliai meldžiasi ir mokosi, tampa kunigu ir vėliau vyskupu. Alinančiai, nė kiek negailėdamas savęs, dirba Dievo garbę ir visų žmonių, ypač vargingųjų labui.
Bet jo pasiaukojimo tarnystė dažnai būna kitų nevertinama, nesuprantama, įsitarinėjimas, šmeižiamas, persekiojimas. Atsiranda netgi tokių, kurie audžia mintį jį nužudyti. Rodos, juo daugiau žmonės jam skausmo darydavo, juo labiau jis juos mylėjo. Juo daugiau pikto iš žmonių patirdavo, juo labiau gerų jiems atsilygino. Iš kur vyskupas Jurgis sėmė stiprybės? Iš pasitikėjimo Dievu. Matulaitis rašė: niekada nereikia nusiminti dėl savo silpnybių ir netobulumų. Juo silpnesni jaučiamis, tuo labiau Dievu pasitikė. Jis yra mūsų stiprybė ir išganimas. Palaimintasis pasitikėjimą Dievu lygina su inkaru audringoje jūroje siūbuojančiam laivui. Kai turime atramą ir žinome, kas mus palaiko, tada negalime jaustis vieniši, tarsi būtume žmonės be Dievo. Patį Matulaitį gaivina beribis pasitikėjimas Dievo gailestingumu. Tikrai apimtų neviltis, jei nepasitikėčiau tavo gailestingumu. Kiek kartų įvairūs reikalai mane pagavę nešiojo ir blaškė visas puses, neleisdami rimtai dirbti. Tačiau aš matau, Viešpatie, kaip tavo gausios malonės tekėdamas, kaip salonus upelis nuolat valo ir plauna nuo sielos netobulybių dulkes ir nusižengimų purvą. Kai kurie darbai sutinka įvairių kliūčių, kurios reikalauja įvairių dvasinių ir fizinių jėgų. Kiek kartų sunkiomis kliūtims užėjus rankos krito žemyn, kojas lyg būtų kirste pakirtęs, žengti pirmyn tarsi neįstengčiau. Tu vis mane stiprini, Viešpatie, bet silpnins mane niekus. Tu vis man švietei savo sūnaus, Jėzus Viešpaties pavyzdžiu. Palaimintasis Jurgi, mokyk mus visą džiaugsmingai priimti iš Viešpaties rankų, pasikliaujant jo gailestingumu. Mokyk kantrios, atleidžiančios ir sutaikančios meilės. Pavesk mus savo numylėtajam Kristui, kad vis apsčiau juo gyventume ir juo spindėtume. Šventą raštą skaitėte, ne? Skaitėme, taip. Evangelijos paskaitėme. Taigi Lietuvos bažnyčia mini palaimintąjį Jurgį, o mes su visuotinė bažnyčia keliaujame kartu skaitydami Dievo žodį. Šios dienos skaitinys iš Evangelija trupčiukai neįprasta yra, šiek tiek ir grasinanti. Tai jos dar pasiklausykime, Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė: jis turi Belzebulą ir su demonų kunigaikščio pagalba jis išvaro demonus. O Jėzus pasivadinęs juos ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl, jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys. Jam ateis galas. Niekas neįsiveržė į galiūno namus ir nepasiglemžė jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšė jo namus. Iš tiesų sakau jums,
bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kiek jie be piktžodžiautų. Bet jei kas piktžodžiautų šventajai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžiną nuodėmę. Jiem atsakė, jis turi netyrąją dvasią. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai panaikina mūsų klaidas. Taigi mes, kai skaitome šventą raštą, įsivaizduojame, koks tas Jėzus yra. Ir kartais tas paveikslas, kuris mūsų vaizduotėje susidaro, jis yra tam tikras savitas, savotiškas. Dažnai paveikslai, kurie Jėzų vaizduoja, irgi yra tokie saldūs. Ir ypač 20 amžiaus pradžioje, ten Jėzaus širdies, Marijos širdies paplitęs pamaldumas vaizdavo tokį labai kilnų, švelnų, gražų vyrą, liepsnojančią širdimi. Mes sakom, tas Dievas, kuris yra gailestingas, žmoniškas. Kas yra iš tikro ir koks buvo Jėzus iš tikro, nelengva atsakyti. Skaitai jo šventą raštą, skaitai jo biografiją, tam tikrą curriculum vitae ir bandai susidaryti, koks tikras tas vaizdas. Ir šiandien mes išgirstame, kad Jėzus ir pagrūmoja. Jis duoda tam tikrą įspėjamą ženklą ekspertams švento rašto. Iš Jeruzalės atėjo švento rašto žinovai ir klausėsi, matė, kaip Jėzus kalba ir tada daro išvadą, kad ta galia, kurią turi Jėzus, gydydamas, išvarydamas demonus, suvaldydamas situaciją, kad jinai sako, kad jinai yra iš demonų. Jie nori jį susieti su piktomis jėgomis, su blogio jėgomis. Jeigu dar kelias eilutes būtumėm paskaitę, dar anksčiau tekstas kalba, kad jo giminaičiai atėjo ir jie sako, jisai yra iš proto išėjęs. Nes Jėzaus turbūt pasitikėjimas savimi ir tą galią, kurią jisai turi, nuo juos stebino, kažkaip tai, kaip čia jisai dabar čia toks, iš kur jisai čia toks. Ir dar kada jisai paskiau pasakė, kad kas yra mano broliai, kas mano yra motina, kas yra mano broliai ir seserys, jisai paskiau pasakė, kad bet kuris vykdo Dievo valią, jisai yra man brolis ir sesuo ir motina. Tai vėlgi yra tam tikras iššūkis mestas giminaičiams ir jie sako, kas jisai toks. Ir štai Jėzus sako, kad jeigu tu užsispirsi ir priešgyniausi, prieštarausi matydamas, tikrovę ir jeigu tu savo dainą, savo klasifikaciją kažkokią tai, kad ne, jisai toks ir aš miegas man neišmuš mano įsitikinimo, tegul čia virsta kalnai. Tai štai Jėzus sako, kad yra kai kurie užkietėjimai, kai kurie priešgyniavimai yra labai nusikalstami. Jis sako, nebus atleista per amžius. Tai vėlgi parodo tam tikrą. Tai mes galime irgi klausti savęs, ką mes sakome apie Jėzų, kaip mes jį įsivaizduojame. Ir ar mūsų susidarytas įvaizdis apie Jėzų nėra vėlgi klaidingas. Ir ar tada mums nereikėtų vėlgi ieškoti, atsakyti patiems savo. Ir mes nesame toj grupėj su rašto aiškintojais, kurie savo patogų paveikslą mes jo susidarėme ir tada nurašom ir tada nebranginam, nevertinam.
Tai prisimindami ir Matulaitį, Jurgį Matulaitį, vėlgi tą drąsų žmogų, kartu paprastos širdies, nepaisant visų fizinių defektų ir visų išankstinių nuomonių, apie kurį turėjo jo giminaičiai, jisai parodė, kad galima gyventi labai originalų gyvenimą, pasiekti, padaryti gerą. Tas žmogus, kuris nurašytas, visgi padaro daug. Mes jį minime, dėkojame. Melskime tos malonės, kad mes iš tiesų norėtumėm keistis, norėtumėm daugiau negu turime, mes mokėtumėm ir savo tą vidų atnaujinti, padėtumėm, kad Dievą įsileistumėm daugiau į savo gyvenimą. Amen.